Visiems kilytės, aš esu Adelė ir jūs esate naujam seriale Užburtas kaimas. Tai ką, sėkmės žiūrėti? Kelia pasiruošus važiuoti šiandien į kaimą pas močiutę. Mes kelintą turim išvažiuoti. Nu tai tuojam pavalgysim ir važiuosim. Pas močiutę tai dar nepasiruošiu, man dar lagaminą susikraut. Aš tau sakiau, kad vakar susikrauk, Nu tai pavyko, aš tik šiandien nuėjau miegot. Tu duodi vairius visai. Padaryti. Tai gerai, pavalgiau aš, tai einu greit Tai gerai, susiruošti. dukrelė, eik susiruošk ir mes tuoj važiuosim. Turi pusvalanduką Gerai. susiruošimui. Nes mes turim išvažiuoti lygiai 9, nes mums dar 3 valandas iki močiutės važiuoti. Gerai. Aš jau viskas. Tik greitai, tik tai 10 minučių praėjo. Tai tu žiūrėk, kaip sakai, pasimk 2 kelnes atsarginės. Nes čia man dar šitus kelnes. Tada po to pasimti kelias maikes ir megztinis. Gal bent 3-2 pasimti. Gerai, supratau, einam. Labai gražus rytas toks. Ir kaip tik lygiai 9 ir išvažiavom, tai puiku. Aš kada atvažiuosim? Jau atvažiavom. Pagaliau. Bet taip 3 valandas važiavom, ką tu galvoji čia? Tu eik, aš tuoj lagaminus ištrauksiu. Gerai. Anūkėlė, labas. Labas, nematyta. Taip, tu irgi man labai seniai matyta. 100 metų tavęs nemačiau. Aha, taip. Jeigu tu norėjai paklausti, gal kur mama, tai jinai tuoda čia renka daiktus. Supratau. Tai kaip tu gyveni? Kaip aš gerai gyvenu. Toks kaip sudegęs paveikslas. Koks paveikslas jau toks paveikslas. Aišku. Labai keistas namelis pas močiutę. Gerai. Kaip tavo mama ateis, arbatinuką užvyriau, tai arbatas pagersim. Gerai. Labai tavo pasikeitė šukuosena, jo? Taip, tu nepastebėsi, tu aš čia taip. Kur mano bibliotekė? Kas ši per knyga, netgi nematyta. Tiesiog knyga, nekreip dėmesio. Padėjau į vietą. O tu kažkaip nematyta šitą knygelę. Kažkaip gal neseniai nusipirkai gal? Tai šitą aš turėjau, tik prisiminiau tai ir pasiėmiau paskaityti. Aišku, gerai. Tai gal padėtau paruošti valgyti, gal kažką tai. Taip, gali man padėti, paimk vandeniuką atsigerk. Gali padėti, čia aš norėjau iškepti tavo mėgstamiausius blynus, tai ateik. Gerai. Kokie skanūs blynai. Seniai tokių nevalgiau skanių. Jo, man netgi, matai, 2 porcijas davė. O kaip tau močiutė, skanūs blynai? Taip, labai skanūs, labai.
Čia, o norėsit nueiti, pavyzdžiui, kažkur gal į parduotuvę, gal biškį prasivaikščiot? Taip, aišku, tik tai pirmą reikės palaistyti mano augalus, tada galėsim. Na gerai, aš einu palaistyti, jūs pabūkit čia, gerai? Gerai. Pasimiu striuks, na niek tu. Atvažiavau pagaliau. Oi, pas Gabiją po 100 metų. Labas, Gabija. Oi, labas, Adriana, ką tu čia veiki? Tu pati sakai man ateiti. Ai, tiksliai pamiršau seną galvą, aš jas. Žiūrėk, informaciją radau, žiūrėk. Kokią? Apie tą Austėją, prisimeni šitą Austėją. Ai, taip, ta keista mergaitė, mano kaimynė. Tikiuosi, mano anūkėlė su ja nesusipažins. Matai? Kas nesąmonės daro? Nu gerai, Adriana, eina pasivaikščioti, tu man viską papasakosi, gerai? Gerai. A kur močiutė išeina? Su savo draugė mačiau, bet gal kažką atsipasakot norėjau. Nu gerai, einu ruošęs jau miegot po biškį, nes reikia man išsimiegot. Tai kokią miegot, man iki pasveikį, mačiutė pamiršai palaisti ten gėlės ir ten daržovės. Savo augalus ir daržovių ten visokių. Einu aš palaistyt. O kur mačiutė bėga? Ok. Kažkaip per keistas augalas. Reikėt mamą pakviesti. Mama. Ai, ką? Ateik, pas močiutę kažkokia tai keistas augalas. Koks tai keistas augalas? Nu, parodyk. Tokio išvis gyvenime pas ją nebuvo. Įdomus augalai. Daug aš nufotkinsiu. Aš irgi. Все, nufotkinau. Gerai, nufotkinau. Ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai su jumis buvau aš ir mano mama. Ate. Ate. Einam dukrelė greičiau miegoti.